Šito Reelso aš neplanavau daryti. Dažniausiai tai, ką kalbu į kamerą ir dedu į finansinį Instagramą, dažniausiai tai aš darau tiesiog Reelsą. Aš jam nesiruošiu, aš jį padarau ekspromtu. Kai kurie Reelsai yra jau paplanuoti, suplanuoti, kas po ko bus, kas po ko eina, kas kaip sudėlioti tą video. Bet dabar aš tiesiog pasakysiu situaciją, kurią aš dabar matau ir aš noriu apie tai pakalbėti. Ir jinai yra reali situacija ir daug konsultantų man iš tikrųjų paplos ir pasakys, nu vat šaunuolį. Tiek daug žmonių ant žemelės vaikšto su tą pačią nuomonę. Mergina, kuria yra 24 metai, kurią aš konsultavau visai nesenai, čia man atrodo birželio mėnesį, jinai neatėjo pas mane, jinai atėjo į mūsų ofisą pasikonsultuoti dėl kaupiamo gyvybės draudimo, aš ją matau dabar už lango, kaip jinai vaikšto pirmyn atgal ir rūko Aikosą. Nu, tą aparatą. Jinai pas mane pasikonsultavo, aš jai paaiškinau, kiek jinai gali atsidėti su savo gaunamu atlyginimu kiekvieną mėnesį, jinai dirba šitoj kavinukėj pusę metų ir jinai atėjo tiesiog pas mus pasikonsultuoti. Ir kaip tik nebuvo nei vieno konsultanto, galvoju, aš ją paimsiu ir viską paaiškinsiu, pakonsultuosiu. Ir jinai išėjo su ta pozicija, kad jinai neturi pinigų šią minutę, jinai dirba pusę metų, jinai nežino, kaip čia išgyvens, ar jie čia tų pinigų užteks. Ir jinai iki po šią minutės dar į mane nesikreipė. Jinai dar manau, kad jinai nekaupė. Nes tikrai mes taip fainai susidraugavom, pasikeitėm kontaktais, jinai žino, kad jinai gali mane kreiptis ir taip toliau, sako, man niekada nebuvo taip niekas paaiškinęs, sako, kažkada buvau labai senai Avyvoje, man pasako, tai viskas, sakau, būna Avyvoje, ateina visi dėl tos antros pakopos kažkada, tai po to jau ragina ir kaupti gyvybės draudime, nu žodžiu. Bet ką aš noriu pasakyti? Tai yra eilinis pavyzdys. Neturiu iš ko atsidėti. Neturiu ką taupyti. Aš žmonių niekada neįkalbinėjau. Niekada neįkalbinėjau, taip jūs privalote, turite, ten sėdėsiu, smegeninę, arsiu jam vien dėl to, kad parašyti sutartį. Ne, nes man tokių klientų nereikia. Jeigu klientas 24 metų eina pats savarankiškai perka cigaretės, deda šlamštą į burną, vaikšto rūko per pertrauką ir sugeba konsultacijos metu, kur savo ateičiai gali atsidėti 2 eurus per dieną, sako, aš neturiu pinigų. Kaip jūs manot, ar man toks klientas reikalingas? Jinai pataupys 3-4 mėnesius, praleis 5 įmoką ir pasakys, žinokit, aš visgi pagalvojau, kad noriu nutraukti sutartį. Aš ant tiek turiu nuojautą žmonėm, kad ne veltui pas mane yra mokumas 91%, netgi daugiau, bet aš siekiu tą didžiausią, geriausią mokumą. Kodėl taip yra? Todėl, kad pas mane nėra konsultacijos metu makaronų kabinimo. Aš neįsiu iki galo tam, kad parašyti sutartį. Aš neieškau gatvėje klientų, aš neskambinėju šaltiems kontaktams ir nesakau, kad jūs rekomendavo Marytė, dabar noriu jūs pakviesti konsultaciją, kurim priklauso nemokama, Aš to nedarau. Pas mane žmonės ateina patys. Šiuo atveju gavosi, kad žmogus atėjo ne pas mane, atėjo tiesiog pasikonsultuoti ir aš jį paėmiau. Kaip ir šaltas kontaktas, sakykime, beveik. Ir kai aš su ją pasikalbu ir užduodu tam tikrus klausimus ir aš matau, kad žmogus jau nebeturi ką atsakyti, nes realiai nėra priežasčių neatsidėti 2 eurų per dieną, nes jinai sutinka, kad parduotuvėje jinai nusiperka kažką tokio kiekvieną dieną, ko galėtų atsisakyti dėl savo ateities, kad po 10 metų turėtų bent 10-12 tūkstančių savo sąskaitoj.